O dabar, kaip žadėjau, parodysiu Jums patį paprasčiausią variantą, kaip iš paprasto JPG formato paveikslėlio pasidaryti PNG. Na, aišku, šis variantas netiks visiems gyvenimo atvejams, bet daugumoje atvejų galima bus tai pritaikyti. Kad neinstaliuoti jūsų kompiuteriuose jokių papildomų programų, nes šiaip iš tikrųjų tos grafinės programos yra pakankamai sudėtingos, kaip ir Photoshopas ar dar ir kitos ten, kaip pradedančiajam vartotojui, aš pradžiai nerekomenduočiau jomis naudotis, todėl parodysiu konkrečiai internetinį servisą. Atsidarote savo naršyklę ir adresų įvedimo juostoje, va čia įvedate va tokį adresą phlr.com ir jūs atsidursite štai tokiame lange. Paspauskite va šitą eilutę Open Editor ir jums atsidaro štai toksai langas. Čia jeigu yra rusiškai, tai manau, kad dauguma tikrai suprasite. Va šitą pasinaudojame langą Загрузить изображение с компьютера. Paspaudžiame su kairiuoju pelės mygtuku štai šitą eilutę. Atsidaro, pas mane atsidaro būtent ta direktorija, iš kurios aš jau bandžiau kažką tai daryti. Pas jūs atsidarys galbūt dokumentai ir čia yra navigatorius, ar ten būtų darbastalis, ar tai būtų kompiuteris, susirandate tą diską, tą papkę, aplanką, kuriame jūs turite tuos paveikslėlius JPG formato, kuriuos norėtumėte paversti į PNG ir nurodote paveiksliuką. Na štai, aš pavyzdžiui noriu va šitą va. Matote, čia yra elementarus JPG formato paveikslėlis va šitas su baltu permatomu sluoksniu. Tai yra nepermatomu, atsiprašau. O aš jį parodau, pažymiu vieną kartą ir atidarau Open, atkriti. Ir šitas paveikslėlis įsikėlė į programą. Jisai nusisiuntė automatiškai į tą servisą. Dabar kad mums leistų servisas jį redaguoti, mes jį turime pirmoje eilėje atrakinti. Tam tikslui, dešinėje pusėje čia yra sluoksniai. Yra toksai ženkliukas spinutė. Ant šitos spinutės mes turime 2 kartus spraktelėti. Žiūrėkite, tuk tuk. Ir čia turi užsidėti varnelę vietoj spinutės. Tai reiškia, kad paveikslėlis dabar yra atrakintas ir mes galime jį redaguoti. Toliau, kairėje pusėje, štai čia yra toksai įrankis stebuklinga lasdelė, волшебная palačka, matot. Paspaudžiame šitą įrankį su kairiuoju pelės mygtuku vieną kartą, tuo pačiu mes jį aktyvuojame. Ir dabar, pagal nutylėjimą, čia yra tolerantность, pasakyti, kaip čia išversti, jautrumas galbūt 21 yra pastatyta, programa pati taip nustato, bet kokiam tikslui tai yra atliekama. Jeigu, tarkim, dabar mūsų paveiksliukas būtų labai artimas kraštai, daug artimesni baltam fonui, tokie pilki viską, tai kad neužkabintų būtent ir mūsų paveikslėlio ribų, reikia tą tolerantность pamažinti. Tiesiog arba šitaip paspausti tą dantuką ir su šliaužikliuku užspaudus į kairiuoju pelės mygtuku jį galima tampyti, matot. Bet aš paliksiu tikriausiai vėl tą patį 20. Ir dabar, matote, baltame fone, tiesiog užvedame, matot, įrankis, taigi vaikšto, kursorius paliko į tą, pasidarė lasdelę stebuklinga. Ir paspaudžiame bet kur baltam fone vieną kartą su kairiuoju pelės mygtuku. Ir matote, aplinkui viskas pradėjo mirgėti, pasižymėjo. Matot, viskas mirga. Toliau, ant klaviatūros ieškokite klavišos delete. Jinai randasi iš karto dešiniau įvedimo klavišos Enter. Yra delete. O dar tiksliau, virš rodiklyčių skaitosi į kairę, į dešinę, į apačią šitos rodiklės. Viršutinėje eilėje, aukščiau virš šitų. Ir dabar žiūrėkite, paspaudžiu tą delete klavišą. Ir štai kas įvyko.
visas aplinkui baltas fonas, jisai išsikirpo ir tapo permatomu. Liko tik tai būtent mūsų gėlytės. Na ir dabar šitą visą paveikslėlį mums reikia atgal susigrąžinti į savo kompiuterį, todėl kad jisai šiuo metu randasi interneto serveryje. Mūsų veiksmai, čia yra, juodame fone, žiūrėkite, nesumaišykit su savo naršyklės meniu, o čia File, paspaudžiame su kairiuoju pelės mygtuku, atsidaro iššokantis meniu ir čia yra Сохранить arba Save. Paspaudžiame su kairiuoju pelės mygtuku ir dėmesio, čia nesuklystame. Mums reikia čionais nurodyti formatą, kuriame mes saugosime. Čia užduodam vardą. Vardas yra automatiškai užduodamas toks pat, kokį mes paveiksliuką įkėlėm JPG formato. Jeigu norite jį pakeisti, galite keisti. Jeigu nebūtina, tai tada paliekam tą patį. 04 jisai buvo pavadintas pas mane. Dabar, kad pakeisti formatą, mums reikia PNG, o čia yra JPG. Nes praktiškai mes vėl išsaugotumėm tame pačiame formate, kokį ir įsikėlėme. Čia yra dantukas. Paspaudžiame šitą dantuką ir pažymime eilutę štai šitą PNG. Matote? O tai čia dar yra parašo, kad поддерживает прозрачность максимальную. Nu, tai paspaudžiame šitą ir dabar čia PNG. Matote? Ir nuo šito momento paspaudžiame čionais da. Arba jas ten bus ir kas. Ir dabar nurodote, kur jūs saugosite. Na, aš pavyzdžiui, рабочий стол. Jeigu pas jūs bus čia kitkas, kas nors parašyta, tai tiesiog kairiai pusėje, čia spraktelėkite šitą ženkliuką, desktop, ar jeigu angliški Windowsai, ar darbastalis. Aš paspaudžiu рабочий стол ir čia yra nurodyta, kad visas šitas paveikslėlis išsisaugos darbastalyje ir spaudžiu Сохранить. Ir štai dėmesio, pas manęs ant darbastalio jisai išsisaugojo. To jau aš jį jums pademonstruosiu. Atidarau su ir fanvyvu. Aš jį pakelsiu dabar jums į matomą zoną. Ir prašom. Nežiūrėkite, kad čia aplinkui tapo juodas fonas. Šitas juodas fonas yra, kiekviena programa, kuri rodo paveikslėlius, jinai skirtingai atvaizduoja tuos atitinkamus formatus. Bet iš tiesų, čia dabar yra viskas permatoma. Jeigu mes šitą paveikslėlį dabar uždėsime ant kokio nors kito foną, tai anas fonas bus kiaurai visas matomas. Kaip ten anuose pamokėlėse rodžia, ar geltonas, ar bus kitas paveiksliukas po apačia ir panašiai. Tai tokiu labai paprastu būdu jūs galite savo failus iš JPG formato paversti PNG formato paveikslėliais. Dar vienas dalykas. Jeigu būtų, daleiskim taip, kad paveikslėlis čia per vidurį užima viską nuo apačios ir iki galo, tai dabar žiūrėkite, jisai perdengtų kairėje pusę ir dešinėje pusę. Padalintų į dvi dalis. Ta baltuma, jeigu jūs vienoje vietoje spraktelėsit baltą, čia prieš tai, kada su ta stebuklinga lazdele pasinaudosite, tai vieną kartą spraktelėsit, jums pažymės tik tai pusę, iki čia. Šitą pusę ir šitai. Čia viskas pasižymės, reikės paspausti ant klaviatūros Delete, pasivers tą pusę kvadratėliais tokiais, o dešinioji pusė liktų balta. Tada vėl pervedame kursorių į dešinę pusę ir vėl ant balto spraksime ir vėl paspaudžiame su klaviatūra Delete. Viskas. Ir kiek liktų tokių baltų sektorių nepažymėtų, visą laiką tame baltame sektoriuje spaudžiam su kairiuoju pelės mygtuku ir vis delete, tol, kol visas aplinkui fonas tampa padabintas kvadratėliais. Tai reiškia, kad tada lieka būtent, kaip pasakyti, tokie fonai jau permatomi. Dar žiūrėkite, čia viduryje tarp paveiksliuko, matot, aš jums dar demonstruoju. Čia yra baltas fonas, žiūrėkit, įvedu ir paspaudžiu. Matot, jis čia pradėjo mirgėti. Dabar ant klaviatūros paspaudžiu Delete ir žiūrėkite, čia vidurikį atsirado irgi permatomas fonas. Jeigu jūs turit norą šitai smulkius, tokius visokius galite pažaisti. Paspaudžiu su kairiuoju ir Delete ant klaviatūros. Čia yra, žiūrėkit, paspaudžiu ir Delete ant klaviatūros.
Tai šitaip, nu va, čia va irgi va yra daug tokių, va šitoj pusėje, matot, va, ir delete ant klaviatūros. Tai va, tokiu būdu jūs galite galutinai išvalyti visą vaizdą. Tarpuose, vadinasi, nebus tų baltų tokių kvadratėlių. Nu, vat ir viskas, ką aš norėjau pasakyti apie labai paprastą tokį būdą, kurio pagalba jūs galite iš paprastų paveikslėlių pasidaryti PNG. Na tiesa, jeigu jūs paimsite paveikslėlį kokį nors objektą, nu, sakykime, savo nuotrauką, kur nors Maljorkoje ant pležo, ir paskui norėtumėt būtent save tik tai išsikirpti, tai aišku, šitam tikslui jau naudojama bus kitokios programos. Galima su tuo pačiu Photoshopu atlikti, bet Photoshopas yra per sudėtinga programa, nu, galima ir šitame servise, bet apie tai jau bus kitos pamokos. Na ir kągi, ačiū uždėmesi, vėl einame prie kitų pamokėlių.